Sveiki, draugai. Šį apsiniaukusį orą sugalvojau biški papasakoti apie investavimą. Ir kas manęs nežino, tai esu Tadas, investuotojas jau gana seniai. Pirmoji klasika tapusi knyga, kurią perskaičiau, tai buvo Kiyosakio Pinigų kvadrantas, dar universitete mokiausi, studentas dar buvau. Paskui buvo Body Schoffer nugalėtojų principai. Nugalėtojų principai iš tikrųjų, ką reiškia. Tai yra, skambus pavadinimas, bet atitinka pavadinimą knygos turinys, tai irgi rekomenduoju. Čia kas dar tik pradeda. Skaityti pirmiausia reikia požiūrio knygas. Tai yra knygas, kurios pateikia požiūrį. Ne techninis dalykus, bet knygas, kurios pateikia požiūris. Paskui skaičiau labai gerą knygą paremtą eksperimentais, kuri vadinasi Jūsų smegenys, tai jūsų pinigai. Tai va čia tai yra psichologinė prasme, tai kas susiję investavimą ir taip toliau, tai yra, nežinau, kodėl jinai tokia nepopuliari, bet mano požiūrį tai yra geriausia šiuo metu knyga, kokia gali būti, kas susijusi investavimu. Investavimo psichologija turiu omeny. Ten taip detaliai, taip gerai papasakota, kada dirba kuri smegenų dalis, už ką atsakinga ir kaip veikia žmogaus emocijas. Ir yra toks mokslas kaip neuroekonomika, tai yra mokslo sritis, tai yra, kaip aš norėjau pasakyti, tai yra mokslo sritis, kuri tyria žmogaus smegenis, kaip jos reaguoja į kainų svyravimus. Taip reiktų išsireikšti. Tai labai rekomenduoju tą knygą paskaityti, bet ją reiktų skaityti po Kiyosakio, po nugalėtojų principų. Jeigu šiaip ką aš esu perskaitęs. Tai va, pirmiausia, ta psichologija yra. Paskui, kai jau turim psichologiją, galim jau dairytis į kur ir kaip, kada investuoti. Tai aišku, pirmiausia reikia turėti ką investuoti. Čia faktas. Kiekvienas žmogus turės skirtingai, bet esmė aš noriu pasakyti nuo kaip tapti investuotojui. Kad tu įdėjai dabar į kažkur pinigus, tai dar nereiškia, turi išlavinti mąstymą, tapti investuotojui, tai reiškia visų pirma, kaip ir univerė panašiai, tu eini 4 metus mokaisi, va aš jau tos srities specialistas, čia irgi panašiai. Ir čia tai yra tas pats ir čia. Nes čia yra, tu susikūri mąstymo būdą, aš kaip vadinu, mąstymo algoritmą, mąstymo technologiją, taip net gali sakyti. Tada tu ją naudoji, investuojant. Nes tu žinai, angliškas yra įsirengimas mind map, minčių žemėlapį savo susidėlioji. Kas po ko seka, tu net žinai, kaip pas tave veiks psichologija. Ir ten yra stadijos įvairios. Čia aš visų techninių niuansų, čia atskirą paskaitą reikia daryti ir nežinia kiek valandų ir kaip viskas veikia ir kaip tie svyravimai veikia, kaip laukimo mechanizmas veikia. Ir taip toliau, kada yra sugadintas laukimo mechanizmas ir ant kiek pas visus jis panašus, iš prigimties ta prasme panašus, ir ant kiek yra svarbu jį žinoti, kaip žmonių lūkesčiai veikia. Tai čia tiek daug, keista, labai man iš tikrųjų net gaila, tokios informacijos, kokią aš žinau, nežino kiti žmonės. Nes dauguma
sėkmės tau priklausys nuo psichologijos, čia kaip ir bet kur. Aišku, nuo psichologijos paskui eina disciplina, tavo įgūdžiai, darbas. Čia kažkokių super talentų nelabai eina išskirti, nes sėkmingi žmonės, jie sėkmingi vien dėl to, kad gimė sėkmingoje aplinkoje tarp sėkmingų žmonių. Kiekvienas mes gimėm skirtingai ir mūsų tikslas, kaip įsivertinti aplinką teisingai, sėkmingai įsivertinti aplinką reikia, savo galimybės ir taip toliau. Tai va. Tai tiek trumpai kol kas norėjau pasakyti. Jeigu ką domins kažkas detaliau, galima ir detaliau papasakoti. Bet, aišku, nereikia per daug ir nusimint nesiseka ir per daug ir labai džiūgaut, kai sekasi. Ten ta lietuviška patarlė nesidžiauk radęs, neverk pametęs tiesiog. Adekvačiai. Tai ką, čiūs. Iki.